Taigi antras uždavinys B kurso. Pavėjui lėktuvas skrenda 650 km/h greičiu, o prieš vėją 60 km/h greičiu skrenda. Ir klausia, koks yra vėjo greitis. Tai dabar žinom, kad greitis pavėjui susideda iš savojo lėktuvo greičio plus vėjo greitis. Tai galim tiesiog užrašyti, kad lėktuvo savasis greitis plus vėjo greitis ir tai bus lygu 650. Ir tuomet, kai lėktuvas skrenda prieš vėją, tada vėjas jam trukdo, todėl jo greitis prieš vėją būtų iš jo savojo greičio atimti vėjo greitį. Ir tai būtų 600. Dabar mums reikia rasti vėjo greitį, o vėjo greitį mesgi pasižymėjom Y. Tai čia pats paprasčiausias būdas, tiesiog, kad iš karto gautumėm Y, tai yra iš pirmosios lygybės lygties atimti antrąją. Tai čia gautumėm X susiprastintų, Y minus Y tai būtų 2Y. Ir tai yra lygu iš 650 atimti 600, tai bus 50. Padalinį iš 2 mes gausim, kad vėjo greitis yra 25 km/h. Taigi teisingas atsakymas yra A.